Europa stiprina savo branduolinį atgrasymą, nes vis labiau nerimaujama, kad žemynas turi gebėti apsiginti nuo galimos Rusijos grėsmės, net jei Amerikos parama taptų mažiau užtikrinta. Europos vyriausybės nesiekia pakeisti Jungtinių valstijų, o nori sukurti stipresnį ir labiau autonomišką NATO bendro branduolinio atgrasimo ramstį. Šis pokytis atspindi nuomonę, kad Europa turi turėti patikimus pajėgumus, kad galėtų atgrasyti nuo agresijos ir užtikrinti sąjungininkų esančių NATO rytinėme flange saugumą. Prancūzija, Jungtinė karalystė, Lenkija, Vokietija, Suomija, Lietuva ir kitos Europos valstybės dabar imasi veiksmų, kurie kartu rodo laipsnišką labiau nepriklausomo Europos branduolinio skydo atsiradimą, kartu išsaugant transatlantinę sąjungą. Prancūzija tapo pagrindinė jėga, siekiančia sustiprinti nepriklausomą Europos branduolinį atgrasymą. Po Brexit ji yra vienintelė ES narė, turinti branduolinį ginklą, todėl turi pajėgumų tapti platesnio Europos branduolinio skydo pagrindu. Prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad Europa turi gebėti pati užtikrinti savo saugumą, nes Rusijos grėsmė auga. Siekdama šio tikslo, Prancūzija planuoja plėsti savo branduolinį arsenalą, tuo pačiu visiškai nutraukdama viešą informaciją apie bendrą kovinių galvučių skaičių, pereinama nuo taikos meto skaidrumo prie karo meto slaptumo, kalbant apie branduolinį arsenalą. Be to, Paryžius taip pat veda derybas dėl savo branduolinio atgrasimo skėčio išplėtimo, įtraukiant naujus Europos partnerius, įskaitant Norvegiją. Šios iniciatyvos iškelia Prancūziją į Europos besikeičiančios branduolinės strategijos centrą. Lenkija tapo viena iš stipriausių Europos branduolinio atgrasimo plėtros šalininkių, atspindėdama savo vertinimą, kad Rusija kelia egzistencinę grėsmę šaliai. Būdama NATO pirmosios linijos valstybė rytinėme alijanso flange, Varšuva paspartino pasirengimą galimam konfliktui ir siekė stipresnių ilgalaikių saugumo garantijų. Kartu su raginimais kurti savo branduolinius pajėgumus, Lenkija pagilino bendradarbiavimą su Prancūzija, pagrindinė Europos branduolinė galybė. Abi šalys diskutuoja apie branduolinio pasirengimo pratybas Baltijos regione, taip parodydamos glaudesnį koordinavimą atgrasimo ir krizių valdymo srityse. Lenkijos auganti partnerystė su Prancūzija iliustruoja, kaip rytų Europos saugumo rūpesčiai vis labiau formuoja besikeičiančią Europos branduolinę laikyseną. Nors Vokietija išlieka ištikima savo nebranduoliniai politikai ir remiasi NATO branduoliniu atgrasimu, Rusijos pareigūnai vis dažniau perspėja, kad Berlynas turi pramoninius ir technologinius pajėgumus per palyginti trumpą laiką sukurti branduolinius ginklus, jei tik nuspręstų tai padaryti. Šie nuogąstavimai sustiprėjo kartu su platesniu Vokietijos kariniu stiprinimu ir civilinės gynybos planavimu. Vokietijos valdžia viešai paspartino pasirengimą galimai Rusijos atakai per artimiausius 2 metus. Su tuo susiję Maskva teigia, kad Vokietija galėtų pagaminti ginkluotą plutonį per mėnesį nuo gamybos pradžios ir sukurti branduolinį ginklą vos per 2 ar 3 metus, jei būtų priimtas politinis sprendimas tai daryti. Rusijos požiūriu, toks darinys tampa vis didesniu ilgalaikiu strateginiu iššūkiu jos ekspansionizmui Europoje. Už ES ribų, bet vis tiek patikima Europos partnerė NATO, Jungtinė karalystė jau turi vieną iš 2 Europoje įsitvirtinusių branduolinių arsenalų po Prancūzijos ir jau seniai teikia nepriklausomą strateginį atgrasimą per savo branduoliniais ginklais ginkluotų balistinių raketų povandeninių laivų flotilę. Nors ji išlieka glaudžiai integruota su NATO ir plačiai bendradarbiauja su Jungtinėmis valstijomis, Didžiosios Britanijos branduolinės pajėgos veikia suvereniame nacionalinėme valdyme. Atsakydamas į blogėjančią Europos saugumo aplinką, Londonas stiprina savo branduolinę laikyseną, didindamas savo arsenalą nuo 180 iki 260 branduolinių galvučių. Be to, Didžiosios Britanijos karališkasis laivynas modernizuoja savo branduolinius pajėgumus turinčią flotilę, keisdamas Vanguard klasės povandeninius laivus naujos kartos Dreadnought klasės balistinių raketų povandeniniais laivais. Tai užtikrina, kad Jungtinė karalystė išlieka centriniu Europos bendrų branduolinių pajėgumų ramsčiu. Didėjantis Europos investavimas į savo branduolinį atgrasimą nereiškia atsiskyrimo nuo Jungtinių valstijų. Priešingai, Europos vyriausybės stiprina savo pajėgumus ir toliau gilina bendradarbiavimą su Vašingtonu. Lietuva veda derybą su Jungtinėmis valstijomis dėl galimo amerikietiškų branduolinių ginklų dislokavimo karo atveju. Suomija žengia žingsnius panaikinti draudimą priimti branduolinius ginklus savo teritorijoje, tai pirmiausia sudarytų sąlygas būsimam OTAV ginklų dislokavimui.
bet taip pat paliktų atvirą galimybę glaudžiau bendradarbiauti su esamomis Europos branduolinėmis valstybėmis, tokiomis kaip Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad Jungtinės valstijos nepalieka Europos, šiuo metu jos siekia išplėsti savo branduolinio dalijimosi susitarimus su papildomomis šalimis rytinėme aljanso flange. Toks išplėtimas įtrauktų daugiau pirmosios linijos sąjungininkių į NATO branduolinio atgrasimo sistemą, sustiprintų aljanso gebėjimą atgrasyti Rusiją ir papildytų pačios Europos pastangas stiprinti nepriklausomus branduolinius pajėgumus. Apskritai šie pokyčiai rodo, kad Europa kuria stipresnį ir patikimesnį savo branduolinį atgrasimą, reaguodama į blogėjančią saugumo aplinką ir ilgalaikį Rusijos keliamą iššūkį. Vietoj to, kad pakeistų Jungtinės valstijas, Europos vyriausybės kuria labiau subalansuotą saugumo architektūrą, kurioje žemynas gali prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą, o ne vien pasikliauti EUTAV. Toks požiūris stiprina Europos strateginį atsparumą, kartu išsaugodamas transatlantinę sąjungą kaip NATO kolektyvinio atgrasimo pagrindą. Todėl Europa netolsta nuo Jungtinių valstijų, o užtikrina, kad jos pačios atgrasimo pajėgumai būtų pakankamai stiprus papildyti amerikietiškas saugumo garantijas, jei ateityje to prireiktų. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.